Sveikas YouTube. Šiandien aš jums pristatysiu laimingųjų blokų modą. Na, įsivaizduojus vieną bloką, na čia jau yra jo antra versija. Va, paprastas receptas, tai ir padarysiu. Čia vėliau parodysiu su sėkme. Na, įdėkite išmetiklį per vidurį ir apsukite jį ir gaunysite vieną laimingąjį bloką. Aš čia taip pridėjau. Kaip matote, ten yra dar angliškai parašyta luck, tai yra sėkmė. Ir jūs dar galite ją pagerinti arba, atleiskite, pabloginti. Va šitie dalykai, kaip pufferfishais, vorų akis, jos galime įdėti per vidurį ir tiesiog pridedate vieną, antrą. Ir kuo daugiau ko nors pridedate, pavyzdžiui, daug įdėsiu, matote, minus 80 sėkmė. Gali, va, pasiimsiu šitą kol kas taip. Bet va šitie visi kiti dalykai prideda, silpniausias yra geležis, o stipriausia yra deimantų blokas, pragaro žvaigždė ir emeraldo blokas. Leiskite šiek tiek esu užkimęs. Na va, jie iš karto, kuo didesnė jo vertė, to ir daugiau, leiskite. Va, matote, iškart pasidarė iškart 100. Na, sėkmė tai yra priklauso, ar atsitiks sau gerai dalykai, ar ne. Na gerai, tai jūs įdėsiu atgal šios daiktus. Koks skirtumas. Ir aš sulaužysiu visus tos blokus. Jeigu jos sulaužai, geriausias naudoti tai yra geležinius, na, nebūtinai geležinius, bet medžių aksus. Va, kaip matote, yra netoks ir laimingas. Ir jeigu, va, paprastai matote, aš pavaizduosiu, matai kaip taip, ne taip. Na gerai, gavau minus 80, bet gavau bent šarvų, bent kokių. Pasidėsiu, nes gali būti ne kokie. Va, matote, galima gauti bet kokių. Pavyzdžiui, gavau deimantinę amfą, čia turiu geležinę. O dabar yra su nulinė sėkmė, tai kaip matote, o, laimingas viščiukas. Vištiena, dėjau vištieną. Matote, iškart galime sakyti, gavau obsidianą. Va čia yra vienas iš būdų. Vienas yra laimingas, kitas ne. O ne, paskesiu. Gerai, kad turiu deimantinį šitą. Paskesti galiu, bet... Na jo, manau, paskesiu. Jo. Au. Va, matote, įmanoma. Reiškia, šitas buvo laimingas. Gavau geresnių šarvų. Pakeisiu. Nes nežinai, kas čia gali būti. Jis gali netgi bet kokius ir monstrus. Aš nenoriu. Ir visokius įrankius, kaip matote. O, ir gavau šitų išmetiklių, kad galiu daugiau padaryti šitų blokų. Bet jo, o, kvarcas. Jie galima dar rasti visur. Vaikščiu jam jie spawninas, kas 50 daugiau šiek tiek blokų, aš tiksliai neatsimenu. Wow. Neblogai. Šito dar nesu matęs, vėl kvarcas. O, čia galim sakyti, žiauriai laimingas buvo blokas. Aš dabar bandau laukti, kol vienas, o, čia vienas iš mirtinų. Čia atsiranda jis automatiškai, o, juokauja. Gerai. Kaip matote, vėl bandžiau padaryti, bet vėl miriau. Na gerai, nesulaužysiu visus paskutinius 8 blokus. Jeigu norite pamatyti daugiau mano žaidimų su lucky blokais, tai palikite komentaruose. O, pragaro žaidė gavau. Wow, visų Minecrafto daug. Gavau laimingą, žiūrėkit, jei su enchantu. Bet geriausia, kai gauni, vienas iš struktūrų. Tu gauni 4 dar blokus ir gauni šiek tiek aukso. Nesulaužysiu ir šitos. Jo, mano problema. Įsivaizduokit, tai būtų atsitikti jūsų namuose. Auč, nenutrinti žaibus. Daug visokių būrimo. Pala, paprasta. Paprasta, tik tai gavau lucky chest plate. Įmanoma ir įgauti. Čia yra skirtingai, priklauso nuo to. Vėl gavau deimantinę amfą. O ne, paprastą amfą. O čia galima sakyti laimingam, na, jeigu gavau jos, sulaužysiu. Kaip manot, man kažkaip pradėjo sektis po
4 mirčių. Auksas. Ola. O čia netgi šito dar aš niekada nematęs. Sako, paimk šitą, jis tai vienintelė tavo išeiti, tavo vienintelė viltis. Geras, pradėsiu skaityti. Gerai, šitos 2. Daug šieno. Na, iš kur gavau, gaila, palauk. Vieną aš kažką atrodo prisiminiau. Baigsime šitą modo pristatymą su sprogimu, taip tariant. Gerai. Na, ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Jeigu norite pamatyti daugiau, paspauskite like ir jeigu galite, prašau, subscribinsit. Aš jūs pamatysiu kitą kartą, sakau. Realiai, neužsidegė. Kasper. Gerai, grįžau ir kaip sakiau, ačiū, kad žiūrėjote. Ate.